Štai ir atėjo birželio 1 diena. O kur aš? O aš išvis kursiu tos video? Į šiuos klausimus ir atsakysiu šiame video. Na, o visų pirma, kas nutiko įkėlus pirmąjį video? Visų pirma, tai teko susiruošti visą įrangą. Šioje nuotraukoje plius minus matote visą įrangą, ką aš dėjausi į kelionę. Didelis ačiū Husky ir Dvirtex, įsikūrusiams Kaune Pramonės prospekte, už pagalbą susidedant visą šią keliavimo ir stovyklavimo įrangą. Kitas dalykas, ką dariau, tai ruošiausi fiziškai, pakeliavau po Lietuvą su dviračiu, pasigrožėjau mūsų gražia gamta. Kartais ta gamta sugalvodavo ir iš daigų iškrėsti. Buvau numynęs ir iki pajūrio. Tuo pačiu metu naudojausi progą pasibūti su draugais ir artimaisiais. O mėnesio gale su asociacija Kopa sudalyvau Erasmus+ jaunimo mainų programoje Ispanijoje, kad ir be dviračio daviau padirbėti savo kojoms Astūrijos regiono kalnuose. Ir dabar klausyk, jeigu tu jaunas, nuo 18 iki 30 metų, dažnai neturi ką veikti ir nori pakeliauti, pasidomėk apie asociaciją Kopa. Gal ir tau teks kada nemokamai pakeliauti. Na ir grįžus iš mainų programos, susitvarkiau paskutinius reikalus, susikroviau tašes ir išjudėjau į kelionę. Сėkmės. Все, говори. Į kelionę vėl. Да просто смогу, по сavaitės. Nu. Davai čia. Pirmąją dieną nuvažiavau iki Metelių ežero, ant kurio kranto ir pasistačiau palapinę ir pernakvojau. Kitą dieną susikroviau visus daiktus ir pajudėjau Lenkijos link. Pasiekus Lenkijos sieną, pasidariau kelias nuotraukas ir judėjau link savo pirmosios ilgesnės stotelės, tai yra Augustov miestas. Štai ir čia aš kuriu savo pirmąjį video. YouTube turinio nekelsiu kiekvieną dieną. Nenoriu per greitai perteikti, noriu įdėti daugiau meilės, todėl kelsiu kas kelias dienas, kur pasiekus vietą, kur apsistosiu ilgiau, sumontuosiu jums video. Tuo pačiu metu į savo socialinius tinklus kelsiu nuotraukas iš vietų, kurias aplankiau, tai jeigu norite, galite pasekti mane ir ten. Na, o dabar atsisveikinu ir iki kito video.